Projektą žymus ir nusipelnę garbės vardo Plungės krašto piliečiai remia Plungės rajono savivaldybė. Jei kas paklaustų, kas yra Antanas Jadziauskas, tikriausiai ne vienas Plungės gyventojas pasakytų, kad tai žmogus iš didžiosios raidės futbolo sporte palikęs žymų pėdsaką. Antanas daugelio žmonių apibūdinamas kaip Lietuvos futbolininkas ir treneris, Plungės futbolo legenda bei Plungės garbės pilietis. Jis gimė 1930 metais sausio 2 dieną Plungėje, paprastoje ūkininkų šeimoje. Dar besimokydamas gimnazijoje įsitraukė į aktyvią sportinę veiklą. Bėgiojo, žaidė tinklinį, krepšinį, futbolą, atstovavo gimnazijos krepšinio komandai. Tačiau Antanas ypač mėgo žaisti futbolą, tad nenuostabu, kad tik baigęs mokyklą 1949 metais jis pasirinko studijas Kūno kultūros institute. Tėvai buvo ūkininkai, turėjo 9 hektarų žemės, toks prie miesto, ten kur dabar, kur buvo katilinė, toje vietoje katilinė mūsų kaime pastatyta. Dabar jau nabėto kameną, jau ten jau sūnus dabar gyvena. Mokykloje visą laiką sportą užsiiminėjom, pagrindinis dalykas buvo. Paskui reikėjo, pabaigėm vidurinį 49 metais ir reikėjo įstoti. Niekur kitur negalėjom pralysti, tik tai į Kūno kultūros institutą. Nes 100 priėmė, 100 buvom. 100 buvom, gal kiti nukrito vėliau, gal nežinau. Ir taip, 6 stojam tokie visi, kurių tėvai buvo. Ūkį turėjo, kas nors tokie, 6 iš Plungės stojam. Toks kreivys buvo, Vytautas buvo labai geras, tėvas buvo Vokietijoje gaisrininku. Paliko po karo ten. Ir paliko, negrįžo čia. Tėvai atsiuntė nuotrauką, viską. O kitur niekur negalėjo įstoti. Kaip pasakoja Antanas, savo gyvenimo jis nenorėjo susijęti su profesionaliuoju sportu, todėl baigęs mokslus, jis grįžo į savo gimtąjį miestą Plungę. 53 metais aš baigiau, pagal paskyrimą pakliuvau į Plungę, į Alsėdžius. Į Alsėdžių mokytojų ir 2 jau, aš 3 niekam nereikalingas. Tai prigalvoju švietimo skyrius, sako, bus direktoriai ten mokyklos. Paskui gerai, kas tikau pažįstamų, dar sako, tu nieko nesupranti, tu nelysk, sako, ten iš vis, sako, aš nenoriu, iš vis. Alsėdžius važinėti. Ir paskui sutikau toks Urbonas, buvo pirmos vidurinis mokyklos direktorius. Man mokytojas dar buvęs. Ir sako, karinį padengimą gali dėstyti? Sakau, galiu. Karinį mes buvom praėję institutė. Ir tada pirmą vidurinį. Ten dirba Pucienė, tokie seni mokytojai. Tai mano mokytojai dar. Ir Daukintaitė. 3 buvom, aš jau 4. Bet aš tik turėjau fizinį lavinimą su vyresniam klasėm ir karinį padengimą. Tai komanda Plungės buvo nebloga, Babrunga. Tai vadinama Babrungo komanda. Paskui jau čia lino audiniai, tai tas laikė, kas turėjo pinigų, tie laikė. Pradėjom dalyvauti A klasėje, aukščiausioje lygoje, iš pradžios reikėjo dasimušti iki jos. Ir nuo 56 metais tapom čempionais Lietuvos. Ir po to dar 3-4 metus, tai dar vienais metais buvom 3 vietoje palikę, o reikėjo padaryti 1 lygis iš 2 rungtynių. Reikėjo 1 lygis padaryti.
žaidėm pirmas rungtynis su paskutinį vietą Lima, tokia Kauno komanda. Ir dar jie sugedo, Milašaičio sugedo, pieškom atėjo čia bus. Ir vis tiek pralošėme jiems. Ir paskui dar su Šiaulių Elniu pralošėme ir paliko trečią vietą, kur garantuota reikėjo vieną tašką palikti iš 2 rungtynių. Čia vienas malonums jau, visi jau galvoja, kad mes dar būsim čempionais. Žaidėm su Kauno Politechnika, studentų komanda, paskui su Kauno Inkaras, buvo gera komanda. Už Kauno Inkarą aš pats žaidžiau dar prieš parvažiuodams į Plungę, dar žaidžiau už Kauno, ten pati geriausia Kauno komanda buvo. Ir vis mane verbavo ten, baisiausiai pasilikti viską, bet aš nenorėjau profesionalų žaisti. Nenorėjau, nes sužeidė, neturi kur dingti. Ir geriau dirbau mokytoju visą laiką, kiek laisvą laiką, visą laiką trenavau tą komandą. Geriausiai komanda išlaikė tai Laikų sąjunga. Laikų sąjungos toks vadovas buvo Petrauskas. Toks jau labai mėgės sportą. Ir taip audiniai laikė ir kelis metus. Pat sunkiai. Dar buvo toks Spartakas rusų laikais. Bet Spartakai buvo batsiuvėjai, tokie siuvėjai. Iš tų turėjai, bet Plungėj te buvo tik 3 tokie. Tai tą panaikino tas Spartaką, Plungės pavadinimą. Reiškia, negali būti iš tiek žmonių, suprantate, turėti komandą. Antanas neslėpė, kad jam, dirbant treneriu, kaip jis sako, į akį krito jo mokinė. Aš apsiženijau su mokinė. Būdama mokyklai, suprantama, moksleivė buvau. Nu ir apsiženijau, taip ir gyvenau. Čia Plungiščiai buvo. O žmonė pyka, vis tiek jau buvo treneris, varžybos, vis išvažiavęs. Labai pyka. Aš merga su vaikais, sako. Pasilieku namuos visą laiką su vaikais. O tau jis nėra. Pyka ant visų futbolistų tų. Kiek pasikalbam, kartais padaro tą makarienę, kokį nors susirenka visą komandą, bet tas mažai jums, moteriškas nori daugiau. Nieko taip jau. Po to momentu pasipari, paskui vis tiek išvažiuoji. O jums teko sovietinio armijoje tarnauti? Ne, aš institutė. Pirmam ir trečiam kurse reikėjo pabradėj atlikti po mėnesį manevrai tokie būdavo studentams. Tai ten kariškai apsirengęs, ten viską jau visą laiką būdavo programą. Ten praeini po mėnesį laiko 2 kartus. Paskui parvažiuoji, suteikiam mladšiai leitenant laipsnį tokį, ir vainkomatis tai paskui siūsdavo į kursus, da paimdavo kartais vainkomats, tai pakelia vieną žvaigždelį ten. Tai aš turėjau leitenants, buvo viskas. O kariniai, tai žinai, rusiškai jau. Taip, beveik rusų kalba buvo institutė, beveik pagrindinė. Tame laikė. Daug labai rusų dėstytojai buvo. Bet aš dar tinklinį už institutą žaidžiau rinktinėje. Tada buvo, kad į mažesnį ūgiai. Tik kad 2 žmonės, 3. ir 5. numeris galėjo žaisti. Tai vienas paliko tas institutą dirbti, aš parvažiavau čia į Plungę. Be kūno kultūros mokytojo darbo, Antanas Jadziauskas didelę laiko dalį paskyrė futbolui.
Jis buvo išrinktas futbolo komandos Spartakas vadovų ir žaidėjų, o vėliau, kai komandos šeimininku tapo linų audinių fabrikas, jis paskirtas komandos treneriu. Per 19 komandai vadovavimo metų Antanas prisimena gražių ir kiek nemalonių atsitikimų. Išėjau iš mokyklos, mane buvo užverbavusi Kretinga. Ieškojo trenerį, atvažiavo, važiuojam pas mus ir labai gerą vietą, butą davė, viską Kretingoje. Sako, tau garantuojam darbą, žemės ūkio technikumas toks yra. Ir tam technikume jau paskaitas pavedžiau kokį mėnesį laiko. O Plungė, matai, pasisgedo manis, jie paėmė žmoną ir parvežė iš Kretingos į Plungį, kad aš buvau išvažiavęs į rungtynės su Kretinga. Buvau Šiauliuose rungtynėse, žaidėm su Elniu. Nu ir parvažiuoju be žmonos, supranti. Nu. Tai jau supratau, kad čia jau tokią kultūrą padarė jie. Sodino jie, ta jie nusibodusi viena pati palikus ten svetimą miestą. Nu, ir iš to parvažiavau vėl grįžau į Plungę. Nu, buvo Kasauką įsimušiau. Žaidėm su Lenkais, su Lenkais žaidėm, supranti, kampinį pakėlį. Ir aš per vatus permušiu ir vis savo į vatus pataikiau. Tai jau nejau ten, paskui tas balius buvo ten, žinai, tiems Lenkams reikėjo priimti juos. Nejau negalėjau, tiek pergyvenau, tiesiog pralašėm. 1-0 pralašėm. O čia duodavau komandas, sakysiu, užsienietiškų komandas, tame laikė, kada žaidžiau. Kad supranti, jei jau išloši, duodi pliusą Lietuvai, supranti, LTSR tai vadinamai. Nu ir tada gausi dar komandą. Tokia komanda buvo labai gera, atvažiavo Stupinų miestas. Stupinų miestas kažkur Belarusijoje, turbūt jis yra kažkur ten. Nu, mes su jais žaidėm pirmą kėlinį 0-0. Meistrai, jie viskas. Tai jie nustebo, supranti, kas čia per komandą, rajoninį tokią komandą. Nu, o paskui antram kėlinį 3 gavom, 3-0. Bet jau kietai, žaidė apylygiai viskas, bet įvardys, kad tai, žinai, taip ir jėda, bet ką, pro šalį. O tas, kokias labai skaudu savo įsimušti yra įvardį. Puikiai pamena tos laikus dabartinis Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas, kai jam teko žaisti Antano Jadziausko vadovaujamojoje futbolo komandoje. Antanas savo darbu, savo žiniomis prisidėjo labai daug prie Plungės futbolo vystymo. Jo treniruojama komanda Linų audiniai pasiekė iki šiol didžiausią pasiekimą Plungės istorijoje. 56 metais tapo Lietuvos čempionais, tuo metu komanda vadinusi Linų audiniai. Po to šio pasiekimo daugiau pasiekti Plungės istorijoje, pakartoti šio pasiekimo niekam nepavyko. Per savo visą darbo istoriją laikotarpį Antanas net 47 metus dirbo kūno kultūros mokytojui. Jisai pats pripažino, kad ši veikla, šis darbas jam buvo maloniausias, darbas su vaikais, bendravimas su vaikais. O šalia, kaip minėjau, dirbau futbolo komandos treneriu, tuo pačiu ir vadovu, kurį laiką pats gaudė vartuose, buvo vartininkų šios komandos. Alvydas labai ištvermingas buvo. Ištvermingas, bet su charakteriu. Nepasakys jam, jis savo nuomonę turėjo viską. Taip, žaidėjas buvo geras, tik tai reikėjo jam biškį svorį numesti. Buvo taip toks biškį taip daugiau tas. Bet jis saugų žaidė. Žinai, saugų reikia labai daug bėgioti. Pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal. Nieks už tai nepabėgios. Geras žaidėjas buvo. Charakteris toks
tykus, ramus, taip jau nebuvo problemų su juo. O kitam turėjom tokį žaidėją, vieną toks Moskus Jeronimas. Senas žaidėjas. Tai jeigu žaidė gynėjų, gerai, gynėjų jam tinka, jis žaidžia. Jeigu kartais man reikia saugų pastatyti, visai būn kartais, reikia tą padengti. Reikia man pranešti iš anksto, aš nepasiruošiau. Pats treniruoti man pasako, aš nepasiruošiau, man reikia dar vienos treniruotis. O tokių savotiškų tokių buvo. Plungės ta komanda, kur buvom čempionais, tai visi suvažiavo po kariuomenės. Visi pati jėga, žinai. Mes apibėgdavom visas komandas. Apibėgdavom ant ištvermės, aš ruošiau ant ištvermė greitį ištvermė. Pagrindinis dalykas. Ir mes tikrai vien to praradai kamuolį. Tuoj pat grįžti vėl iš naujo, taip toks labai daug ištvermės turėjom. Alvydas Viršilas tik gerais žodžiais apibūdino Plungės futbolo trenerį. Antanas yra vienas iš tų žmonių, kurį, manau, juokaujant, galima sakyti, reikėtų įtraukti, būtų galima įtraukti į raudoną knygą. Tai iš tikrųjų doras žmogus, sąžiningas žmogus, visą savo dūšią ir laiką atidavęs Plungės kraštui, Plungės sportui, iki kaulų smegenų sąžiningas ir doras. Taip pat visi, kurį pažįsta, turbūt gali pažymėti, kad Antanas turi subtilų humoro jausmą. Kartais su sarkazmu, su humoru jam padėdavo išsisukti iš įvairiausių situacijų ir kaip tai padėdavo jam bendraujant su visais savo buvusiais auklėtiniais ir moksleiviais. Negaliu pasakyti, kad Antanas buvo pats geriausias futbolo treneris specialistas technikos taktikos srityje, bet kaip žmogus, kaip komandos vadovas, kaip psichologas buvo tikrai labai aukšto lygio ir jo atvirumas, jo sąžiningumas neleisdavo elgtis kitaip ir buvusiems jo auklėtiniams. Antanas taip pat padarė svarbų žingsnį, priėmė svarbų žingsnį jau tuo metu, matydamas, kokios tendencijos yra Lietuvoje. Tai yra 64 metais inicijavo, kad būtų įsteigta Plungės sporto mokykla. Buvo pagrindinis vienas iš steigėjų kartu su Vitaliu Andriušaičiu. Iš pradžių Plungės sporto mokykla buvo kaip Telšių sporto mokyklos filialas, vėliau atsidarė sporto mokykla. Tai Antanas irgi padarė ryškų indėlį, imkim taip, ar pėdsaką, kad sporto mokykla atsirastų ir pradėtų veikti Plungėje. Paskui jau atsirado sporto mokykla, tai aš palikau tos sporto mokyklos prie švietimo skyriaus, sako, tu pabūk nors laikinai sporto mokyklos to direktorė, kaip ten pavadinti, vyrtreneris teisinga, vyrtreneris, bet niekaip negalėjo atidaryti Plungėje, finansų ministerija nepraleido atidaryti etatų. Tada prigalvoju vyrtrenerį po pirmą prie Telšių. Iš Telšių algą aš gaudavau, viską supranti, nuvažiuodavau. Iš ten pasiėmė kiekvieną mėnesį. Taip, 2 metus, po 2 metų praėjo tą ministeriją. Mūsų švietimo skyrius ir palikom. Čia atidarėm Plungėje futbolą, krepšinį. Futbolą, krepšinį, šachmatus. O tos 3 šakus. Taip ir buvau. Aš turėjau vieną grupę ir paskui jau samdėm visą laiką, turėjom apmokamą trenerį. Jau vaikų tada priaugdavau. Bet kas išstatė? Jis pasidaro studentas, jis išvažiuoja ir nebėra. Ir vėl nebeturim jo. Man labiausiai teko susidurti su Antanu kaip vyrų futbolo komandos treneriu. Tai, kaip minėjau, iš tikrųjų jo atsakomybė, sąžiningumas tikrai papirkdavo. Ir buvo tokių momentų, šiandien jau galima prisiminti tai su humoru, kažkaip prisimenu, atvažiavom pirmą stovyklą Plateliuose su vyrų komandu, man aš tada buvau dar moksleivis ir porą dienų pabuvom, ta stovykla buvo labiau poilsinio pobūdžio negu darbo ir Antanas sako, Alvydai, važiuok geriau namo, sako, čia tau naudos mažai bus.
Tai va, kitas dalykas buvo tais metais, kai tapo čempionais, 56 metais, po to už tai Plungės vyrų komanda Linaudiniai turėjo galimybę kovoti su Vilniaus Spartako meistrų komanda dėl teisės žaisti Tarybų Sąjungos čempionatai. Jeigu plungiškai būtų laimėjęs, aplošę Vilniaus Spartaką, būtų Plungė galėjus Sąjungos čempionate dalyvauti. Antanas buvo nusistatęs, buvo prieš šias varžybas, nes suprato, kad Vilniaus Spartako komanda yra pajėgesnė ir plungiškiam bus sunku arba nenorėjo pasidaryti gėdos. Išvykoje Plungės komanda pralaimėjo 0-6, Antanas irgi prieštaravo ir sakė, kad Plungėje varžybų nereikia vykdyti. Tačiau, kaip minėjo pats Antanas, sakė, rajono valdžios vyrų noras buvo didžiulis, kad meistrai atvažiuotų į Plungę. Ir Antanas sakė, net nėjo į šias varžybas, pats ignoravo, sakė, darykit kaip norit, sakė, man gėda bus. Tai va, tos varžybos irgi buvo stipriai pralaimėtos, bet Antanas buvo toks, kad jisai buvo atviras, doras, sąžiningas ir sakydavo tiesiai šviesiai į akis viską, ką galvodavo. Paaukojęs daugiau nei pusę savo gyvenimo metų futbolui, Antanas nė kiek nesigaili. Jis dar lygi šiol pamena ir linksmiausius komandos nutikimus. Jau kad žaidėm žaudinius, tai komanda, važiavom tokie dizeliai buvo. Dizeliai tokie vokiški, supranti, su pagaliais pakūrenamis dar vien buvo pagal kraštą. Toks apvalus bosai tokie, uždega ten, įkaitin ją, važiuodavom su to. Dabar kelionė kokį į Vilkaviškį, kur nors labai toli, tada ką padarė? Šieną. Jau pristoja šoferis, žino, kur jie pamat laukuose, šieną jie toj pat visi žybi ant savęs po glėbį ir į mašiną. Tada sugulam, viskas kelionį kaprekinti mums. O taip išbūt visas tokias kelionės, ir tie tokie dizeliai buvo, kad jie taip palengvo savo, jie beldėdavo ir viskas, kai į Vilnių mums nuvažiavom, sulaikė policijai, neleidė važiuoti. Dūmai eina, tokie, žinai, mėlyni, viskas, šoferis sako, tai leido ten vienos gatvės, kur į viešbutis. Sak, ten mes viešbutį ieškojom, apsinakvoti, iš vakar visur važiuodavom. Bet policijai tiek nepraleidžia viskas, kam tokie gremėzdas didžiausias, kai važiuoji. O čia gulam, visą komandą sugulam viršui. Ten užkėlė brezentą, uždedant viršaus, paskui jeigu lietus lyja, gali važiuoti. Dabar treneris į futbolą žvelgia šiek tiek kitaip. Jis pripažįsta, kad šiuolaikinėme futbole yra daugiau dirbama iš techninės pusės. Mes nebuvom techniška komanda. Mes buvom jėgos komanda, ištvermės komanda, va tokia buvom. Kaip žemaičiai, kaip tikrai žemaičiai buvom. O dabar reikia technikos. Nu ir dabar salės turi viską, pirmą mes neturėjom salės iš viso. Laukia. Išvažiuodavom į Palangą į stovyklą, ant smėlio, pajūrį išeisi ir ten treniruosi vesdavom. Į smėlį klimsta, labai sunku bėgti ir jį gauna savaime ištvermė ant jėgos. Ir ten būdavo turnyrai, suvažiuodavo daug komandų ir tos turnyrus Palangoje dalyvaudavo, mums arčiausiai buvo čia. Už nuopelnus Lietuvos sportui Antanas Jadziauskas apdovanotas sporto garbės komandoro ženklu, trečiuoju pagal svarbą Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimu, o 2013 metais jam suteiktas Plungės garbės piliečio vardas. Netikėjom, netikėtumus buvo. O tiek daug nuopelnų, kaip galėtų nesitikėti? Nu tai jau pasenau, kad daug jau nebe... Anksčiau, kad buvo teikta, viskas tai dar jaunas buvo, jaunesnis kažkaip, o dabar atrodo, kad jau pasenau. Tai kaip dabar vertinsite šią dieną? Tai pati iškilmingiausia diena mano gyvenime turbūt.
Ar turi dar kokių didesnių planų ateičiai? Niekad sveikatas, kad būtų. Sveikatas. Daugiau nebegaliu planuoti nieko. Apie 50 metų trukusi visą savo veiklos laikotarpį Antanas padarė didelį indėlį ir tai ir buvo vertintas už tai. Už nuopelnus Lietuvos sportui Antanas Jadziauskas apdovanotas Lietuvos sporto garbės komandoro ženklu, kuris yra 3. pagal svarbą įvertinimas sporto srityje. Tai manau, daugumos buvusių auklėtinių jo mokinių vardu iš tikrųjų norėtume padėkoti Antanui už didžiulį indėlį į Plungės sporto vystymą, už sąžiningai atliktą savo pareigą. Ir norim pasidžiaugti, kad jisai iki šiol energingas, gyvas, sveikas ir toliau darbuojasi dabar jau savo šeimos rate, savo sode. 1956 metus galime pavadinti šlovės viršūnę, nes Plungės linų audinių komanda tapo Lietuvos čempione. Šiais 2016 metais Plungės futbolo komandai linų audiniai sukanka lygiai 60 metų, kai ji tapo Lietuvos futbolo čempionato nugalėtoja. Tokią progą ketinama išleisti jau antrąjį leidinį apie Plungės futbolo istoriją. Dabar, būdamas 86 metų, Antanas džiaugiasi nugyventais metais, darna šeimoje, užaugintais vaikais ir anūkų pasiekimais. Plungės garbės pilietis nekantriai laukia ir savo futbolo komandos linų audiniai įvyksiančios 60 metų jubiliejaus. Šiuo laiku reikia techniškai dirbti daugiau ant technikos, o ištvermė į pagrinds. Jeigu negali, trūksta tau kvapo, pabėgti negali, tai koks su žaidėjais. Pagrindą turi būti kaip niekur turi. Jie aikštė turi būti pasiruošęs. Pas mus buvo tokio daug senų žaidėjų, toks Šleidus Stasys buvo komandos kapitonas ilgą laiką. Dirvonis tokie seni vilkai, kurie ilgą laiką žaidė. Visų kojas sudaužytas, suplaktas, sušveicuotas visokiais būdais. O šios komandos jau, kiek aš pažiūriu, kad nuėjus, tai labai yra technika jau. Jau kits žaidims, kits malonu žiūrėti į tokį futbolą. Bet reikia dirbti, reikia turėti sąlygas, viskas. Reikia išlaikymą turėti. Projektą žymus ir nusipelnę garbės vardo Plungės krašto piliečiai remia Plungės rajono savivaldybė.